Dovanos mamai. Mes dukros, mes sūnus, būtent tą dieną ypatingai išryškinam, ką reiškia mums mama. Ir tikrai nieko negaila. Mes suprantam, kad mūsų mamoms, kaip jos sako, nieko nereikia nuo vaikų, ar ne, svarbiausia, kad būtų visi sveiki ir laimingi, tačiau mes norime kažką tokio pradžiuginti. Tai vienas iš tokių variantų, pažįstant savo mamas, kas jai patinka, galbūt galėtų būti prabangus itališki namų kvapai, vaisių ir gėlių aromato. Šiaip labai jie patinka mūsų klientėms. Galbūt rasite ir jų savo. Vienas yra raudonųjų vaisių, kitas kvapas, kurį turiu, yra granatų, labai skanus, toks vasariškas, pripildantis namus, tokio kvapo, tarsi būtum kažkur gamtoj, prie skaniai kvepiančių vaisių, tokia kelia nuotaiką, tokia šiluma vidinė. Džiugesį, šypseną, nuteikia labai maloniai. Ir štai kvapai taip labai gražiai atrodo, gražiai įpakuoti, yra su medžio spalvos lazdelėmis. Čia yra 200 ml, tikrai užteks 4 kokiem mėnesiam šio kvapo ir pradžiugins. Žinote, gėlės nuvysta, bet tokie dalykai jie vis tiek ilgiau išlieka ir džiugina per uoslę. Kaip aš sakau, kvapas yra labai svarbus mums, nes tai įtakoja tiesiogiai mūsų būseną, mūsų savijautą. Taigi namų kvapai 2 vienetai skirtingi, vienas raudonųjų vaisių, kitas yra granatų. Iki mamos dienos daugiau produktų negausiu, tai dėl to rodau, ką turiu. Jeigu pažįstate savo mamas, tai namų kvapas būtų tobulas. Jeigu mama jūsų mėgsta labai gražinti, žinote, moteris patiria gyvenimo etapuose skirtingus savo sužydėjimus. Ir tikrai būna toks laikas, kai vėl moteris nori žydėti. Vaikai užauginti, džiaugiasi tik anūkais ir vėl ta vidinė moteris sužiba ir jinai nori vėl save lepinti, gražinti, rinktis kokybę, o ne kiekybę, dėl to, kad jau gali tai sau leisti. Dėl to ir mes vaikai, žinoma, dovanojama savo mamoms tik pačius kokybiškiausius produktus, ar ne? Tai vienas iš tų rinkinukų galėtų būti toks, pažiūrėkit, kiek daug čia aš pridėjau. Tai yra serumas veido drėkinimui su hialuronu kolagenu, kad oda neglebtų, kad jinai būtų pridrėkinta ir tokia užpildyta. Labai vertingas serumas. Toliau, paakiams kontūro kremas su sraigimucinu nuo raukšlių. Šviesina paakius, lygina raukšleles, paslepia ir tiesiog panaikina nuovargio pėdsakus ir tos tokios akys, jos tokios skaisčios, gyvybingos, paakių zona visa primaitinta. Labai vertingas kremas. Taip, toliau labai puikiai derantis kremas su asilės pienu ir kitais naudingais ingredientais, tinkantis netgi jautriausiai veido odai, netgi tie, kurie turi raudonį, pigmentaciją, kaprizingą veido odą, tiktų visų tipų odai. Tai su dozatorium patogus, palieka minkštą tokią smagią, komfortabilią odą. Rekomenduoju, nes ir pati jau 3 pakuotę iš tiesų naudoju. Na ir mūsų blakstienoms, mūsų mamos taip pat jos dažosi. Taigi padarys žvilgsnį išraiškingą, matomą, ryškų, akių automatiškai akis padidina ir padaro tikrai subtiliai gražią moterį, išryškindami jo žvilgsnį. Tai rekomenduoju tokį rinkinuką, kurį galėčiau sudėti, tik vieną tokį turiu. Na, o galbūt jūsų mamai patinka kvepalai ir jinai dievina turėti skirtingų kvepalų, taip kaip jau ir aš. Tikrai mėgstu, tai turiu ofise pasirinkimą saldžių kvepalų, saldžiai gaivių kvepalų, taip pat gurmaniškų, rytietiškų kvepalų. Tikrai kažką rasime, gražiai viskas įpakuota, štai buteliukai fantastiškai gražūs. Tai yra extra grade parfum kvepalai, ilgai išliekantis, kvepės, šleifuos ir džiaugsis kiekvienu kartu. Jūs savo mamai realiai padovanosite nuolatos šypseną ir priminimą apie save. Pasikvepins ir galvos, tie mano vaikai. Nuostabus kvapas, kaip jie žino, ko man reikia. Tai štai ir taip yra luxury kategorijos, itališki kvepalai, gražiai pakuoti, ilgai išliekantis. Na, praktiškai mamai, galbūt ta, kuri ravi darželius, kuriai patinka žemė, kuri yra moteris, darbininkė, galite priedo prie dovanėlės padovanoti tiek rankų kremą, tiek pėdų kremą su medetkom ir kitais natūraliais ingredientais, vitamino A, ramunėlė, kurie ramins ir greitai sveikatins pažeistą odą, tiek pėdų, tiek rankų. Tai labai puikus priedas prie kažko labai skanaus arba prie kažko gražaus, ką jau jūs esate sumąstę. Na, o mamytei, tokiai, kuri galvoja, aš ir noriu gražiai įrusti, aš ir noriu gražius plaukus turėti ir tokį miksiuką padariau, tai būtų tiek plaukams, tiek kūnui.
Nuostabus mūsų topinis produktas įdegį skatinantis aliejukas tikrai pravers, mamytė galės mėgauti saulės voniomis ir turėti labai gražų įdegį, netgi tos, kurios dega raudonai. Taigi toliau, plaukams. Jeigu jūsų mamytė, pavyzdžiui, turi garbanotus plaukus, pasipūtusius, nepaklusnius, galbūt sausus, galbūt nualintus, kas bebūtų, tai nenuplaunama, purškiama plaukų kaukė su sraigimicinu idealiai tiks, dėl to, kad palengvins jos šukuosenos formavimą, kai jinai jau išsiplauna plaukus, jinai nori pasidžiovinti, pasiraityti, kad jai atpalaiduotų plauką, kad jai nepeštų ir gražiai tos, jeigu turi garbanas, garbanos sugultų, kad gražiai tiesiog tie plaukai pasipūstų, jeigu turi, arba tiesiog padėtų juos sutvarkyti, kad jie nebūtų atsišakoję, kad jie nesielektrintų. Taigi ši priemonė daro 10 funkcijų, apsaugo nuo karščio, palaiko plaukų spalvą, jeigu mamytė dažo, sakykime, jūsų plaukus, ar ne, tinka tiek tamsiaplaukiam, tiek blondinėm, bet kokių plaukų savininkiai, maitina plauką, atpalaiduoja, kad nesielektrintų, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taršos, ultravioleto ir svarbiausia, gali fenuoti ir tie plaukiukai nenudegs. Taigi, toliau, plaukų aliejukas. Nežinau, moteris. Mūsų karta tikrai žino, kad reikalingas toks produktas. Vyresnėje karta aš nežinau, bet mes tam ir esame, kad galime pamokyti. Taigi plaukų aliejukas, plaukų galams, kad jie ir būtų paklusnus, sveikai spindėtų, gražiai atrodytų, nesišakotų. Ir tikrai tos mamos nori turėti gražius, sveikus ir sveikai atrodančius plaukus. Tai aliejukas praturtintas linų sėmenų aliejumi, vitaminu E, kuris yra antioksidantas, ir arganų aliejumi tikrai išpildys šitą troškimą, kad plaukai žvilgėtų ir būtų sveikesni. Na, o šampūnas su aloe vera, su alaviju, plaukus drėkins, tai yra kasdieninio naudojimo šampūnas, su visais sertifikuotais, yra daug bio natūralių ingredientų jame, tad plauką puoselės, drėkins ir padarys jį pripildytą gyvybės. Taigi toks galėtų būti rinkinukas. Ir dar vieną paruošiau rinkinuką mamytėms, kurioms labai patinka švara. Galbūt jos šiek tiek linkusios į pedantiškumą, galbūt joms tiesiog patinka tvarkytis. Žinote, tai tampa jų gyvenimo spaudu, jų įpratimu, jos myli, dievina švarą, jos išsikrauna tvarkydamos. Tai yra jų neatsiejama kiekvienos dienos dalis. Taigi turiu tokį sudėjusi rinkinuką valiklių. Moteris, tai va, štai, galėtumėt padovanoti savo mamai tokį rinkinuką, kurį myli švarą. Tai yra grindų ploviklis, labai gaiviai kvepiantis, ilgai paliekantis tokį kvapą, švarą idealią, lengva su juo tvarkytis, plauti, kadangi pašalina bet kokius nešvarumus, gražiai surenka dulkes ir nepalieka jokių šmorų. Ilgam užteks, nes priemonė yra koncentruota, sertifikuota, HACCP sertifikatu. Taip, toliau, užsikišę vamzdynai. Tai nutinka kiekvienam, tikrai kiekvienose namuose. Taigi turėti tokią priemonę, kuri akimirksniu išvalo, pravalo visus kamščius ir vėl gali mūsų kriauklės puikiai veikti. Taip pat vonios kambaryje, kanalizacijos vamzdžiais taip pat. Nepakeičiama priemonė, kiekvieniems namams reikalinga. Toliau. Brilglas tai yra priemonė dabar pavasarį reikalinga, kuri pašalina nešvarumus ir mūsų veidrodžiai, blizgus paviršiai, jeigu yra virtuvinis blizgus arba stalai stikliniai. Tiesiog visur, kur yra stiklas, kur yra tokia glazūra, kurią reikia nublizginti, šis pasitarnaus. Taip pat ir valyti stiklams. Pavasaris reikia išsivalyti. Labai paprasta, palieka netgi apsaugą nuo piršto antspaudukų, aišku, trumpą laiką, bet vis tiek tai yra labai naudinga. Be jokio vargo išsivalys blizgius paviršius. Na ir dar paėmiau, jeigu jūsų mamytės namuose yra židinys ir židinio stiklai, žinome, aprūksta suodžiais, sunku nuvalyti, tai su šita priemonė, kur yra koncentruota, be jokio vargo, užpurškus, šiek tiek palaukus ir nuvalius, vėl visas stiklas, jisai bus žibės kaip naujas. Taigi tokių 4 svarbių valiklių dovana, aš manau, mamytei, kuri myli ir dievina švarą, būtų labai puikiai. Turiu dar įvairiausių kitų produktų, bet aš jau tokius pačius einamiausius sudėjau, kad tiktų pagal kiekvienos mamytės poreikį. Jeigu reikia, aš jūsų paslaugom tik noriu priminti dar kartą, kad turiu tik po vieną vienetą kiekvieno komplekto.